Labą dieną, mėly tinklalaidės Nerk į knygas žiūrovai. Šiandien mes esame Kalviuose ir pas mus lankosi puikus svečias, istorikas Norbertas Černiauskas. Tai pirmoje laidos dalyje pakalbinsim Norbertą apie jo knygą 1940-ieji, paskutinė Lietuvos vasara. Na, o vėliau pabendrausim su Kalvių bibliotekos atstovėmis. Gražaus vakaro. Sveiki, Norbertai. Sveiki. Jūsų knyga 1940. Atsiverčiau ją ir toks gilus dežavų jausmas. Toks atrodo, aprašot pasaulį, kuris vyksta, ramus, galbūt kažkiek intrigų ir pasaulis aplinkui drevo. Ir dabar Lietuva atrodo irgi. Taip, gyvenam gerai, antrą pakopą ir gavo žmonės, vieni vienaip jas leidžia pinigus, kiti kitaip, bet atrodo ramybė. Ir toks kontekstas pasaulinis netoks ramus. Kiek tai yra dežavu, o kiek mintis tiesiog, kai tu žinai istoriją, beldžiasi į tave tos mintis ir kas įvyko. Sveiki visi, ačiū, kad atėjote. Dežavų jausmo yra ir man pačiam baisiausia yra, kad jis niekur nedingsta. Knygai kaip tik sukanka 5 metai dabar. Tai prieš 5 metus buvo vienoks dežavų jausmas, kad yra kažkokia grėsmė dėl pandemijos, nežinia, kuo čia viskas baigsis. Pasibaigė ta pandemija, baigiam užmiršti ją, prasidėjo karas, vėl buvo didžiulis toks jausmas, kuo čia viskas baigsis ir dar mes nežinom, kuo baigsis. Na ir dabartinė vėl geopolitinė situacija tiek Europoje, tiek ten artimuosiuose rytuose, vis nauji kažkokie karai, kurie vienaip ar kitaip mus liečia, nors jie yra ir toli, galime, kaip pasakyti, gal net ir nekreipti dėmesio, bet vienaip ar kitaip pasiekia, degalinėse ar kitur, bet vis tiek pasiekia, vis kelia tokį susirūpinimą. Tai aš į šitą klausimą neatsakysiu tiesiogiai. Taip, yra dežavų ir manau, kad tikrai gyvename ne pačiais taikingiausiais laikais, akivaizdu, dėl to turėtumėm būti labiau budrus. Kita vertus, aš pritarsiu, kad dėl to, kad mes ypač skaudžiai žiūrime į tai, kas įvyko 1940 metais, ypač skaudžiai. Čia visokios apklausos tikriausiai parodytų, kad žmonėms skauda iš 20 amžiaus istorijos būtent dėl šitos datos, dėl tos okupacijos. Tai akivaizdu, kad ir mes visaip ir esame išnarstę, ten aptarę ir anekdotų prikūrę ir visokių situacijų. Tai rodo, kad mums labai yra svarbu, o kadangi yra labai svarbu, savotiškai esame ir išmokę tas pamokas ir kartais sąmoningai ir labai taikliai, kartais bet kaip viską lyginam su tais 40 metais. Ar čia bus taip pat, ar nebus, ar čia jau tai kartojasi, ar ne. Tai yra labai taiklių įžvalgų, yra tokių iš pasąmonės kažkokių ateinančių baimių. Bet viena vertus aš sakyčiau, kad jo, mes esame daugmaž šitą pamoką tikrai išmokę. Ir jau čia mūsų taip lengvai matyti nepaimtų. Reikia to tikėtis. Pasakiau ir suabejojau, bet... Na, reikia to tikėtis, kad viskas bus gerai, mes turim galimybę tarnauti vienokiom ar kitokiom formom. Aš, pavyzdžiui, pats esu karo komendatūrai prisijungęs, kas šiaip labai pagerino mano įspūdį, kas yra Lietuvos kariuomenė. Jūsų knygoje irgi nemažai apie Lietuvos kariuomenę rašoma, apie karininkus, apie jų tarpusavio santykius su puskarininkais, Lietuvos kariais. Jeigu reiktų įvardyti šiandienos visuomenės tokį didžiausią panašumą ir skirtumą nuo tarpukario Lietuvos, nes jūs iš esmės plačiai apimate visuomeninį gyvenimą, įvairias prizmes, kas būtų tie skirtumai ir panašumai? Jeigu kalbant apie tokią saugumo kažkokią situaciją, man atrodo, kad mes turime dabar tai didžiulį privalumą, net gal pusantro, tai viena vertus pilietinė visuomenė. Kad ir kaip mes kalbėtumėm gražiai ar saldžiai apie to meto Lietuvą,
tarpukario Lietuva iki 40 metų, ji vis tiek buvo valdoma paskutinį dešimtmetį tokio autoritarinio režimo. Mes čia galim vertinti, koks jis buvo stiprumo, lygio ir taip toliau. Bet jis buvo tarsi visas jėgas sutelkęs ir natūralu, švietimas ir kultūra, bet ne pilietinis kažkoks veikimas, plačiaja prasme, kur rūpintis savo valstybę. Aišku, ten yra organizacijos įvairios veikia ir panašiai, bet ta prasme, kad nebuvo tokio spaudimo iš visuomenės, jeigu dabar tai vyktų ir sakytų, na štai mes įvesime Lietuvoje, nežinau, Rusijos karinės bazės. Čia tiesiog jos bus, niekur neišeis iš tų bazių. Sunku net įsivaizduoti, aš tokį scenarijų kuriu, bet kažkas panašaus. Tai ta prasme žmonės tiesiog išeitų į gatvę, sakytų, ką jūs čia darot, kokios čia bazės, ką čia. Tai galim iki kažkokių tai visiškai politinių aktualijų susiaurinti. Jau kai kalbos prasideda ir čia dar neaišku, ko baigsis, ten apie trąšas ir visą kitą, iškart kyla, kaip čia, kodėl čia per mūsų teritoriją turi kažkas tai būti. Iškart prasideda toks. Tuo metu žmonės to nedarė. Tiesiog nebuvo įpročio, nebuvo kitur jėgos nukreiptos, galbūt ten žiniasklaida buvo valdoma valdžios ir panašiai. Tai mes turim aktyvesnę, sakyčiau, pilietinę visuomenę, branduolį. Dar šitoje vietoje norėčiau paklausti. Jūs sako dabar visuomenė aktyvesnė, bet skaitant jūsų paties knygą, paralelę. Praėjusią savaitgalį aš dalyvau tokiam senos, garsios nevyriausybinės organizacijos ateitininkų federacijos suvažiavime. Nauja valdžia. Taip, buvo federacijos pirmininko ir kitų valdymo organų rinkimai, ir tu fiziškai matai, yra apie 100 žmonių, nemaža jų dalis tikrai yra, realiai absoliuti dauguma šviesus, ten medikai, inžinieriai, įvairiausių profesijų žmonės, bet jų yra apie 100 suvažiavimą dalyvavo. Jūsų knygoje minimas ateitininkų suvažiavimas traukia tūkstančius. Užplūdo visą Vilnių. Ir tu matai kontrastą. Ir čia nevyriausybinė, ir čia. Ten koks, tarkim, yra Harvardo profesorius Robertas Putnamas, kuris sako, kad demokratijos kokybė priklauso nuo nevyriausybinių organizacijų stiprumo ir gausos. Ir kai palygini šiandien ateitininkus su 100 dalyvių, kas šiaip Lietuvos nevyriausybinio organizacijų kontekste dar yra pakankamai solidu ir stipru. Ir matai jūsų knygą su keliais tūkstančiais, jauti, nenori kontrastą. Kaip šitą pakomentuosi apie pilietinės visuomenės stiprumą? Aš gal čia kitur akcentą dėčiau. Vis dėlto dabar žmogus turi 20 kartų daugiau galimybę apskritai ką nors veikti. Ir mobilumas kitoks, tai čia vieną dieną tu esi Klaipėdoje, kitą Šiauliuose, trečią Kaišiadoryse, tai gyveni, nežinau, kur nors rajone, bet gali atsidurti per valandą, kur tu nori ir taip toliau. Mobilumas kitoks, informavimo priemonės kitoks, burti žmonėm. Čia yra tam tikras minusas, kad socialiniai tinklai išstumia mūsų tą natūralų bendravimą, yra problemų, bet kažkokios situacijos kritinės, kiek mes turėjom, vis dėlto parodo, kad ta visuomenė geba, ji numeta darbus kažkokius, subėga, padaro ir po to vėl įsisklaido iki tam tikro lygio. Matyt, reikia, kad, taip pasakysiu apibendrintai, kad lietuvis kažką bendrai veiktų, reikia tokio kažkokio įvykio, tada susibėgs, numes, o po to vėl grįš ir kaip niekur nebuvę. Tai va tame prasme. Tai aš galvoju, kad kita vertus jūs teisus, nes tų organizacijų šimtai ir jų narių skaičiai ten tūkstančiais, bet jos nebuvo taip, kad spaustų valdžią vyriausybę ir sakytų, žiūrėkit, nežinau kaip čia su tuo Vilniaus kraštu, ar čia reikėjo jį tai paimti ir išmainyti į karinės bazės, arba, ta prasme, spaudimo vyriausybei, kad jūs pamastykite dėl kažkokių sprendimų. Dabar atvirkščiai yra. Ir tas dar pusantro, kaip sakiau, tai yra visos tarptautinės organizacijos. Mes kartais galvojam, kad čia jau savaime kaip ir jos egzistuoja, dabar susiduria su krizėmis, matom, kad krizė yra, bet kokiu atveju žymiai geriau yra joms priklausyti, negu priklausyti krizinėse situacijose, atsidūrusiuose tose tarptautinėse organizacijose, negu iš viso jom nepriklausyti.
Tai šiuo atveju yra tokio dėl to optimizmo, o nežinau, ten ateitininkai šauliai, kaip pasikeitė per 10 metų, daugiau jau per 15, ta pati Lietuvos kariuomenė, pasitikėjimas jie yra didžiulis ir man atrodo, ne veltui jis yra didžiulis Lietuvoje. Tikrai taip. Neuždyka. Tikrai taip, nes teko viename iš mūsų laidos epizodų, paskutinėme epizode kalbėti su būsiu Lietuvos kariuomenės vadu Jonu Vytautu Žuku, na ir jo autobiografiją pristatėm. Ir matai, kaip keitėsi, koks yra milžiniškas kontrastas tarp sovietinės kariuomenės ir dabartinės Lietuvos. Mes tikrai turime kuo didžiuotis, daug kuo didžiavosi ir to meto lietuviai. Ir vienas iš tokių pasididžiavimų buvo žemės ūkis, buvo pienininkystė, galvininkystė. Kaip manot, mes vis dar esam tauta, kuri savo žemės ūkiu didžiuojamės, ar jau kažkaip krypsta žvilgsnis kitur? Taip, santykis su žeme, aš manau, kad vis tiek yra ypatingas. Čia nereikia to neigti ir tai yra labai gerai. Bet skirtumas yra didžiulis tame, kad tuo meto visuomeniai 70% žmonių gyveno kaime, miesteliuose ir kaimuose. Akivaizdu, kad didžioji dalis iš jų dirbo žemę, ūkininkavo. Ir įvyko didžiulė reforma, kad per 15 metų maždaug tie mūsų agrarininkai sugebėjo įtikinti, kad reikia nuo javų auginimo paprasčiausia, kuris buvo įprastas ten per amžius, pereiti prie gyvulininkystės. Mes žinom iš savo senelių ir prosenelių, bekonai, sviestas, yra žymiai daugiau pinigų gausi, greičiau prasigyvensi ir per 15 metų pereina 70%, įsivaizduokit, visuomenės, taip perorientuot per 15 metų, yra milžiniška reforma. Milžiniškas pokytis. Pereina visi prie to ir matom, kaip kyla dėl to pats ūkis. Žmonės kaip turtėja, statosi, ten pieninės kūrė, kooperacinės ir taip toliau. Dabar akivaizdu, kad kaimuose gyveno žmonių mažiau. Vienu metu gal šiaip buvo toks kažkoks nepopuliaru tarsi čia kalbėti. Bet yra viltis, kad apsigręš atgal. Jo, apsigręžimas ir labai realus. Labai vyksta ir žinant, kiek žmonės vėl susidomi, ne taip gal plačiuoju mastu, kad aš ten nusipirksiu 200 hektarų žemės ir pradėsiu ūkininkauti, bet taip siaurąja prasme susidomėjimas, vėl grįžimas į kažkokią prie žemės, į kaimą kažkur, į natūralią aplinką, bandymas auginti kažkokių kultūrų. Man atrodo, kad čia viskas natūraliai išsispręs. Ir nuotolinis darbas, man pačiam teko kadaise dirbti per rinkimus Kalvėse rinkimų komisijoje, nors aš Kaišiadoryse gyvenu. Tai labai miela buvo pabendrauti su jūsų kaimynais, žmonėmis ir mačiau, Kalvėse gyvena žmonės, kurie dirba nuotoliu Didžiosios Britanijos kompanijose, gauna Didžiosios Britanijos atlyginimai, išlaidos visiškai kitokios ir turi labai gerą gyvenimo kokybę. Tai jo, žiūrint apie to meto visuomenę, tai buvom tikrai žemės ūkio, agrarinis kraštas, kuris dėjo didžiulės pastangas, kad tą žemės ūkį kuo labiau modernizuoti ir labiau suefektyvinti, kad jis duotų daugiau naudos valstybei ir žmonėms. Tai čia tas pokytis buvo didžiulis, dar neaišku, kur būtų ir nuėję, nes daug sugalvota reformų buvo į priekį, bet mes jau čia tik svarstymas, kas būtų, jeigu būtų, bet pokyčiai buvo 20 metų šitoj vietoj didžiuliai. Tokie apčiuopiami, kur tu matai vaizdą pro langą į laukus 20 metais ir kokį matai 40 metais. Jūsų knyga vadinasi 1940 paskutinė Lietuvos vasara, o prasideda žiema. Šiek tiek yra žiemos. Jo, ir prasideda žiema, kuri vėl sukelia tokį dežavų jausmą, nes kalba, kokia jinai buvo šalta, kokia grėsminga, ne per seniausiai mes irgi turėjome tikrai palyginus prie kokių žiemų buvom įpratę šaltą žiemą. Ir kaip
kilo jums apskritai pavadinimas koncentruotis į vasarą. Jeigu nepaslaptis, tikrai knygoje yra ir kiti metų laikai minimi, ir kartais net ne 1940, truputėlį senesni metai. Pats spektras visgi knygos yra platesnis. Jo, turėjom šiemet tikrą lietuvišką žiemą, aš tai taip vadinu. Aš atsimenu, kad vis laik tokios būdavo ir Išlepom. Išlepom šiek tiek, bet jo, dežavų buvo tokio, kad kai kur ten baigėsi kūras, briketai visokie, ten žmonės nebeturėjo kur nusipirkti. Gal ne taip kaip tada, o tuo metu jo karas Europoje vyksta, žiema labai šalta, malkų trūkumas, anglių iš užsienio niekas niekur negauna, nes karas vyksta, uždaryta viskas, yra to dežavų. O šiaip koncentravausi į vasarą, bet ta žiema pateko natūraliai ten į dalį knygos, nes įsivaizduokim tokį ir bendrą vaizdą, kad dramaturgiškai, jeigu artėja kažkokia nelaimė, čia visą laiką ir iš mūsų kažkokios, tai iš kokio folkloro ar panašiai, turi būti kažkokie ženklai tarsi. Vat, mums kažkas siunčia ženklus, kad kažkas yra negerai. Tai tuo metu, vat, tie ūkininkai mūsų minėti, pavasaris, kovo pabaiga, tik tai išeina šalčiai, pašalas po truputį, jie nueina į savo sodus ir žiūri iššalę pusę sodų, nebėra, nudžiūvę, iššalę. Ir jie taip, yra tokių gal ir net pasakymų, pokalbių, kad, kodėl čia, kažkas čia bus gal negerai. Kodėl čia iššalo tie sodai? Lietuviam, tiem naujakuriam sodai tai yra labai svarbus dalykas. Iššalo sodai, čia gal ne prieš gerą. Bet čia viskas ir baigėsi tokiom kalbom ir vėl žmonės pradeda dirbti ten, eiti kažkur ir bus tų sodų. Tai man dramaturgiškai labai buvo įdomu, nes ne vienose atsiminimuose vis pastebėdavau, kad kalbama apie iššalusius medžius, sodus, ten peršalusias trobas, gyvulius kažkur ten, kad jie šala. Ir jeigu žmonės savo atsiminimuose šitą fiksavo, reiškia, tuo metu jiem tikrai buvo labai svarbu tas šaltis. Ir netgi jeigu Zenonas Ivinskis, žymus istorikas, profesorius, jeigu jis prisiminė, kad eina Kaune ir susitinka kitą istoriką žymų, Adolfą Šapoką, kuris užsiėmęs už ausų, sako, nušalau ausis, einu malkų kažkur ieškoti, kur gauti nusipirkti. Įstabus epizodas, bet kokiam pasakojimui. Ir tada pamatai, kad ta žiema čia ne tik Lietuvoje, Astrida Lindgren, Švedijos žymi rašytoja, šala, nes Švedijoje trūksta anglių, nes irgi kenčia dėl karo, kuris vyksta aplink. Paskaitai, ką Didžiojoje Britanijoje Džordžas Orvelas daro, kad jis turėjo įsisteigęs kažkokį ūkelį už miesto, kad vištos kiaušinių nebededa, nes šalta. Galvoju, visa Europa kažką bendro turi, rūpinasi tarsi vištom, o karas šalia vyksta ir visi galvoja, kad gal kažkaip tai neįvyks tas karas. Tai tas šaltis, žiema ir tie kažkokie ankstesni įvykiai iki vasaros man buvo labai įdomus, kaip tokia įvadas į pačią vasarą. Ir aišku, dar man pačiam kilo klausimas, o kadagi vasara ateina? Dabar tai mes labai esam visi jau 100% kalendoriniai. Birželio 1 ir vasara. Ten paleidžia vaikus kažkur iš mokyklos vasarą, dar panašiai. Ir tuo metu žiūrėjau, kad nėra savaime suprantama, kada vasara prasideda. Vasara prasideda tada, kada ūkininkai nusprendžia, kad yra vasara. Pagal darbus. Pirmas darbas yra toks vasariškas mėšlavežis. Ir aš pasinagrinėjau jo. Dažniausiai vasara prasideda tada, kai išmėžia mėšlą iš tvartų į laukus. Pirmas vasariškas darbas, nes nėra savaime, žmonės netaip gyvena pagal kalendorius kaip dabar, kad žiūrėkit, rytoj bus gegužės 1, jau čia gegužė, žiūri, koks oras yra. Tai čia tokie kalendoriniai, tai aš žiūrėjau, valdininkai mieste, jie jau žiūri kalendorių, ūkininkai, jie kitaip skaičiuoja metų laiką, labai įdomu. Tikrai taip.
Bet dar vienas dalykas, kuris įdomus, tai kam visgi adresuota jūsų knyga, kaip įsivaizdavot savo knygos skaitytoją, nes iš vienos pusės istoriškai labai tikslios detalės, viskas dokumentuota, išnašas, gali žiūrėti, jeigu esi toks krapštukas, aš tai nelabai esu, bet iš kitos pusės rašymo stilius paprastas, aiškus, sklandus ir nėra to tokio, na, skaitai disertaciją, tokia akademiškai sunkesnė stiliaus. Kas jūsų skaitytas ir kaip beldėtės? Ir ar pavyko prisipelti? Vis tiek jau prabėgo ne 1 metai nuo knygos leidimo. Ko tikėjotės ir kur esat su šia knyga? Dėl to stiliaus, aš buvau tokį įsikėlęs tikslą, tas disertacijos tekstas paminėtas paties, ar ten kažkoks sunkesnis, kai būna tekstas, tai man nėra problemų jį tokį parašyti. Bet dažnai būna, kad istorikai, nebūtinai istorikai, kiti mokslininkai, ypač kurie tyrinėja praeitį, jie perkelia į tokius konstruktus, kad tu nebematai tos praeities, nebesupranti, ar čia yra schemos to mokslininko, suskirstimas visoks ir taip toliau. Čia yra šiaip normalu, nes tu kažkaip pjaustai tą laiką, bandai ten jį nagrinėti pagal turimus šaltinius, viskas akivaizdu. O aš galvojau maždaug tokį principą. Vat, pavyzdžiui, įsivaizduokit, mes dabar esame Kalviuose ir aš dabar jūsų paklausčiau, duočiau tokią užduotį. Parašykite šios dienos istoriją Kalviuose. Ką darytų tipinis istorikas? Nu, toks kaip aš, pavyzdžiui. Tai jis nuvažiuotų, paklaustų seniūno, pasižiūrėtų po kažkiek metų, pasižiūrėtų, kas pas seniūną popieriuose. Nu ir ten būtų. Šiandien aš buvau pasitarime dėl kelių greideriavimo. Nu, tai istorikas prašytų. Rūpinosi keliais, kad būtų nugreideriuoti. Tada galvoja, aha, kaip čia dar prisikaps. Nu, kas vyko bibliotekoje? Pakelia kažkokią, randa užrašų knygutę bibliotekininkės. Nu, suplanuotas renginys, netidavė knygų, čia 3 žmonės, ten dar kažkas. Gerai, maždaug tą parašytų, nu ir dar, nežinau, kunigas, ką nors veikia. Ir tada jūs pagalvokit, ar iš šitų 3 žmonių užrašų mes tikrai žinom, kas vyko Kalviuose šiandien. Kaip ir žinom, bet didžiąją dalim ne. Tai man buvo toks noras istoriko įrankius, kurie yra labai svarbus. Šiaip labai daug, nėra, kaip žmonės įsivaizduoja, pasiemi šaltinį, perrašai ir čia jau istorija. Ten daug dalykų vyksta, bet aš norėjau tuos visus įrankius, kiek įmanoma, ką aš dirbu, apdirbu, kur randu, ką palyginu, ką atmetu, viską paslėpti, nu, kaip čia užuolaidų, kad aš jau atlikau kaip virtuviai, iškepiau ir čia jums išnešu produktą. Ir stengiausi, kad atrodytų, kad kuo labiau aš tarsi vaikštau po tą Lietuvą ir dairausi. Toks įspūdis, kad vaikštau, pasižiūriu, aha, ką čia veikia žmonės, kad čia ir aprašinėju. Tai čia toks buvo sąmoningas pabandymas. Net antropologiškai skamba. Galbūt, nu, per pretenzinga, bet tebūnie, bet tai buvo eksperimentas, visiškas eksperimentas, aš nežinau, ar tai pavyks, bet buvo toks užmojis. O kas tikėjausi, kad perskaitys, aš sąmoningai rinkausi žmonės, kurie man parašytų trumpas anotacijas. Nu, apie ką čia knyga, kaip būna, kas rekomenduoja. Ir aš galvau, ne pagal kažkokios žmonės, dažniausiai būna, jeigu parašo kažkas knygą, galvoja, kas čia šiuo metu populiariausias, kad man parekomenduotų čia, nu, nežinau, koks nors ten žymus žmogus, veidas ten ir panašiai. Jeigu Beata pareklamuotų, tai visas knygas išpirktų. Na, jeigu įman pavyzdį, kai Šedorių rajonas, koks Ramūnas Šiškauskas, krepšininkas. Nu va, taip, būtent. O aš galvau, kad kadangi šita knyga yra apie daug skirtingų žmonių, rašau apie poetus, miškininkus, ūkininkus, gydytojus, mokytojus ir šiaip miestiečius, aš pagalvojau šitom kategorijom. Ir man rašė poetas, tai Kornelijus Platelis, miškininkas toks Anykštėnų, Svedasų seniūnas dabar, Saulius Rasalas, nu ir panašiai. Parašė gydytoją,
parašiau vienai gydytojai, nustebo, kodėl turėtų rašyti apie tą knygą, bet po to parašė. Mokytojas, tai čia pažįstamas, sutikau, kad tokiom profesijom tarsi, kurios ir knygoje veikia, parašytų. Ir galutinis tikslas buvo, aš galvau, kad kaip būtų gerai, jeigu mano knygą perskaitytų, man prisipažintų, kad perskaitė gimnazistas ar gimnazistė ir, senjoras koks nors, garbaus amžiaus žmogus. Tai jo, buvo, kad ir šitas mano pagrindinis tikslas, kad tokia imtis būtų labai plati žmonių imtis. Ne tai, kad mano kolegos perskaito. Tai pavyko. Buvo 10-okų, kurie sakė, kad perskaitė, gal ne 9-okų. Jau nekalbant apie vyresnius žmonės, nes jie ir šiaip skaito. Jo, čia vyresni žmonės yra pavyzdys to klausimu. Bet, sakėt, vieną profesiją, kitą. Jūsų knygoje tikrai jaučiasi, kad toks yra miksas tarp eilinių žmonių, kurių gyvenime iki tol nebuvai girdėjęs, ir, pavyzdžiui, Vinco Mykolaičio Putino, profesoriaus Riomerio, jūsų paminėtas Zenono Ivinskio. Mes dažnai prisimenam tą senąją istoriją per tuos garsiuosius žmonės, o jūs bandot papasakoti ir apie tiesiog Lietuvos gyventojo akimis. Kaip manot, kodėl tas pasakojimas tiesiog Lietuvos gyventojo akimis netaip dažnai prisipeldžia iki knygų, iki straipsnių? Taiklus klausimas, bet čia nėra taip, kad mokslininkai ar tie žmonės, kurie rašo knygas, kad jie nenori pamatyti tų žmonių. Dažniausiai yra sprendžiami kiti klausimai. Pavyzdžiui, jeigu tu sprendi, kokia buvo mūsų valstybės užsienio politika, užsienio reikalai, kad ir dabar. Akivaizdu, kad tu koncentruosies, eisi į užsienio reikalų ministerijos archyvus, žiūrėsi spaudą, jų pasisakymus ir panašiai, ministrų, ten visokių ambasadorių. Akivaizdu, kad tu neisi į mišką prie Anykščių ir neklausinėsi grybautojų, ką jie mano apie Lietuvos užsienio politiką. Ne jie vykdo tą užsienio politiką. Tai gal jeigu nuomonės, tai gal, bet čia svarbu, kaip tai akivaizdu, kad tų, pavadinkim, paprastų žmonių jų ir nesimato tokiuose tyrimuose, nes ne toks tikslas yra. Kitur jie pasimato per įvairias kitokią užduotį suformuoji, bet didesnė problema yra, kad jeigu tu ir nori pamatyti tą, kaip vadinamą, mažąjį žmogų istorijoje, o kaip jį pamatyti, čia yra didžiulio problema. Ir apskritai, ar yra tas, kiek to mažojo žmogaus yra, nes dažnu atveju tai tiesiog yra skirtingų sričių profesionalai ir tu įeiki to žmogaus sritį ir tu pamatysi, koks tu mažytis esi. Taip, tai akivaizdu, man labai buvo įdomu rašyti tiek ir Vincas Mykolaitis Putinas, ir Riomeris, ir visi kiti, ir Zenonas Ivinskis, ir visi kiti veikėjai, ar ten Jonas Aistis, kuris čia irgi sušmėžuoja. Ir kurio vardo bibliotekoje šiandien esame. Taip, padalinyje, taip. Tai tik tais kitaip vadinosi dar tuo metu, nebepamenu, kitoks dar slapyvardis buvo. Tai akivaizdu, kad jais sekti labai įdomu ir jie vis tiek yra autoritetai ir tie, kurie kūrė Lietuvą savo darbais, bet jeigu tu nori pamatyti paprastą žmogų, tai irgi galim padaryti eksperimentą. O kaip surasti tą prieš 100 metų gyvenusi paprastą žmogų? Kaip man jį surasti? Ir kaip šiandien jį surasti, irgi galbūt netaip lengva. Tai šiandien jo ir Norfai galbūt. Ir šiandien neranda kai kurie kelių, nors reikėtų, nors yra visos priemonės. Ta prasme, dienoraščių žmonės nepaliko, nes rašė visokie rašytojai ir taip toliau. Dokumentuose ministerijų, akivaizdu, kad jų nėra per daugiausiai. Ten reikia pasikapstyti, yra ten viskas. Tai reiškia, jų veiklos dažniausiai nesimato, nes žmogus nueina į laukus, kažką dirba, augina, grįžta namo, paklauso radijo, jeigu turi, vaikus išleidžia į gimnaziją kažkur, vėl dirba. Ir kur tu pamatysi tą mažą žmogų? Pamatysi gal pieniniai, kai išlikę dokumentai, kad jis pieną nunešė. Ir galbūt kažkas susiję, kaip atgavo žemę, pirko, labai nėra. Ir tu iš tokios veiklos įdomybių labai sunku kažkaip parašyti, ką tas žmogus mąstė, galvojo.
Nu, Kaip kariuomenių sąrašai. Tai jo yra, tai gali pamatyti ten ūgį, akių spalvas ir panašiai. Tai pavyko man pagaudyti tų žmonių, kad pavyzdžiui, iš visokių prašymų, pavyzdžiui, rašo žmogus paprastas, užpalėnas, ten ministerijai, kad jis nori pats draustis sveikatos draudimu. Tuo metu tai buvo neįtikėtina, kad kaimo žmogus pats nueitų, susimokėtų sveikatos draudimą, nebuvo privalomas, neįvestas, nes sistema dar neegzistavo. Ir parašė, kad aš čia jau tiek kilometrų, šaltis buvo toks ir noriu pats apsidrausti. Nu, tai labai įdomu, reiškia, tu pamatai tą žmogų ir kažkas net komentavo, kad tikriausiai pirmą kartą jį paminėjo koks nors istorikas ir paskutinį. Niekas to žmogaus daugiau nepastebės istorijai, bet, atsirado. Arba ten kokie nors statybininkai randi kur nors, kokie nors įdomą istoriją, arba policininkas, kuris Vilniuje, paprastas policininkas, patruliavo ir girdi, kad kažkoks sąmyšis Kazimiero bažnyčiai, jeigu aš neklystu. Ir ten vyksta lietuvių ir lenkų maldininkų toks kaip konfliktas, bet konfliktas yra tame, kad kas gražiau pagiedos ir į Dievą kreipsis gražiau. Ir tame konflikte jis mato, kad kažkoks žmogus vaikšto ten, klauso kažkokią kalbą, neaiškia kalbą ir jis suareštavo jį. Sureštavo ir po to už šitą areštą pats gavo 3 paras arešto, nes jis sulaikė Vatikano pasiuntinį, kur galvojo, kad jis čia lenkiškai kalba, nesuprato, kas jis yra, bandė aiškintis tas pasiuntinys, bet vis tiek jis suėmė. Tas policininkas tai gavo po to baudos. Tai tokio policininko kaip ir nepastebėtum, bet žmogus suklydo, gavo baudą nuo vyresnių. Tai taip, jeigu nori, aišku, kad gali prisikapstyti ir prie paprastojo žmogaus ir tai yra labai įdomu. Tikrai. Bet taip pat įdomus ir kitas aspektas, patys metai jau nenori kreipia žvilgsnį į Vilnių. Čia Šalkauskio frazė Vilnius mūsų, mes rusų. Ir matai, kaip Lietuva susigrąžina Vilnių po truputėlį, kad kokias įtampas tai sukelia. Netgi jeigu jau paliečiant mūsų Kaišiadorių kraštą, tai kad aprašo sceną, kur Smetona ruošiasi vykti į Vilnių ir turi vykti mišios Aušros vartų koplyčioje ir tas mišios ne kas kitas turi vesti, o mūsų palaimintas Teofilius Matulionis. Tai kaip tas Vilnius grįžo po truputėlį į Lietuvą ir ar jis tą džiaugsmą sugebėjo bent kažkiek atsverti grėsmės suvokimą, kad gerai, grįžo Vilnius, bet vis tiek rusų, sovietų kariai jau Lietuvoje prasideda provokacija. Zenonas Ivinskis, labai jūsų epizodas įdomus parašyta, ir parašo, kad sovietų kariai iš esmės gimnazistai išprievartavo ir kad valdžia slepia jų nusikaltimus, nes bijo įtampų su Sovietų sąjunga. Tas mikroklimatas, laimė ir skausmas vienu metu. Va čia tas Ivinskio epizodas įrodo šiek tiek skirtingas visuomenės, nes tuo metu, kai 39 metų spalį įsikūrė tos sovietinės bazės, aplink jas pradžioje kaip ir ramu, o po to pradeda vykti toks atskiras gyvenimas. 20 000, įsivaizduokit, atkelia visiškai žmonių, kai kurie nematė tokios civilizacijos. Ir jie čia išsižioja, išeina į paprastą parduotuvę, mato, kad čia visko yra, nusipirkti galima, ten kiti galvoja, kad čia juos taip apgaudinėja ir yra padarę tokius muziejus parduotuvės, kad apgauti tuos sovietų karius, kad čia taip nėra. Jie ten bando, tikrina, ar galite man parduoti 100 kibirų. Sako, gerai, duokit pinigus, rytoj užsakom, čia atveš užsakymas. Jie negali patikėti. Ir prasideda visokios ten jie landžioja, jiem įdomu, akivaizdu, visokie konfliktai, ten tvoras išlaužo, tai čia suvažinėja žmonės su sunkvežimiais ir ten baisesni paminėti atvejai. O valdžios politika ir ten vidaus reikalų ministerijos kuo labiau patruliuoti aplink tas bazės ir niekur jokią viešumą, kad jokio, nei kad suvažinėja, nei kad tvorą išlaužia, kad nieks neišeitų, kad tik tai nekiltų kažkoks pasipiktinimas, skandalas sovietų tomis bazėmis,
nes mus tada bars Sovietų sąjunga, kad mes nesusitvarkom. Tai vat, akivaizdu, kad koks skirtumas būtų dabar, tai visi pakeltų vėją, sakytų, kodėl čia slepėt informaciją nuo mūsų tokiais svarbiais klausimais. Tai vat, bet plačiaja prasme, grįžtant prie Vilniaus, tai akivaizdu, kad visuomenė džiaugiasi, toks tarsi kažkoks slėgesys kažkoks nuėjo ir visi, Vilnius, nes beveik 20 metų mokyklose buvo kalbama apie tą Vilnių, veikia būreliai, vadavimo, skambėjo simboliai, kai kur net tos maldos, tokios nemaldos. Atsiprašau, galima patikslinti klausimą šitoje vietoje? Kiek tam džiaugsmui, kurį jūs dabar minėt, galėjo įtakos turėti tai, kad Klaipėdos kraštas, kuris atplėštas nuo Lietuvos ir kažkaip norisi balansą išlaikyti, kompensuotis? Labai geras pastebėjimas. Manau, kad daugeliui dar buvo toks kaip ir psichologinė kompensacija, kad, gerai, ta Klaipėda, tai čia niekada nebuvo Lietuvos, bet mūsų sostinė jau tikrai ir ten prasidėjo masinės ekskursijos. Kiekviena mokykla vos nesusiorganizuoja 40 metų ten gegužę, birželį, Liepą vykti į Vilnių, pamatyti, važiuoja sunkvežimiais, ten traukiniais, kiek nebetelpa į tuos traukinius, čia tokia simbolika, prikabina tuos prekinius traukinius, ten suneša iš mokyklų su suolais, vaikai ateina, susėda, važiuoja, kad tik Vilniaus pamatyti. Tai šiuo atveju toks plačiaja prasme džiaugsmas ir visi nuvažiuoja tą Vilnių, įspūdžiai, kiek nuotraukų yra pasipilę visi, aš čia nusifotografavau prie bokšto, prie Aušros vartų, pagrindinė vieta katedros, Basanavičiaus kapo, yra 4 vietos, kur būtinai turi nueiti ir jau kažkaip kaip į Meką nukeliauti ar Jeruzalę, o tas toks intelektualinis gal labiau sluoksnis, kurie daugiau ir informacijos, ar radijo paklausydavo, jie galvoja, ne, čia tas posakis ir pradėjo plisti būtent, kad ar čia tik nebus, kad Vilnius mūsų, o mes rusų, nes jie čia taip lengvai nepasitrauks. Ir čia aukščiausias įvaizdinimas viso šito yra pats prezidentas Antanas Smetona. Aišku, tie šaltiniai labai skurdus, kad jis net kaip siūlė jau tą sandorį pusiau priverstinai mainyti Vilnių į bazes, kad jis nebuvo entuziastas ir to Vilniaus grąžinimo, taip labai ribotai yra tokie šaltiniai. Ir vykti nelabai norėjo. O labiausiai tai rodo jo pozicija, kad jis nenuvyko taip ir Vilnių. Nei inicijavo tų institucijų perkelimo, prezidentūros neperkelė, nieks Seimas neperkelė, vyriausybės neperkelė, kai kurios institucijos jo kėlėsi. Ir jo ta pozicija, matyt, šitą įrodė, kad jis, matyt, aš taip spėju, čia mano yra tokia, kad jis, kadangi turėjo pirmojo pasaulinio karo patirtį, jis galvoja, kad šitas karas baigsis vienaip ar kitaip, įvyks kažkokia konferencija, kur visi susės didieji ir mažieji, ir tada skaičiuos, kas per šitą karą ką prisidirbo, kas sprendė ir panašiai, ir jis galvoja, matyt, aš taip spėju, kad mes Vilnių atsiėmėm, bet mes čia kojos nekėlėm, mes turim pretenziją į Vilnių, nes akivaizdu mūsų senoji sostinė, bet mes jį taip kaip ir paėmėm, bet nepuolėm jo ir kad tai bus po karo tarsi pliusas visoji toj dėlioniai prieš, ginčia prieš Lenkiją, nes čia akivaizdu, kad vis tiek galvota, kad ta Lenkija nebus žlugusi amžinai. Tai taip ir su to Vilnium. Ir aišku, šiek tiek žmonės buvo nustebę, galvojo, kad ten visi lietuviai gyvena, nuvyksta į Vilnių, mato, kad biškelį situacija kitokia. Kita vertus, Lietuvos valstybė daug pasiekė ekonomiškai integruota, nes daug kas galvoja, čia tikrai tokį kiekį žmonių, keli šimtai tūkstančių su visų kraštu integruoti į Lietuvą, yra neįmanoma. Valiutos skirtingos, viskas, ta prasme, kitokios sistemos. Viskas gana puikiai pavyko, pagarba to meto ekonomistam, politikam, vadybininkam. Kultūrinė prasme nepavyko. Vis kildavo konfliktai įvairūs ir bažnyčiose, ir gatvėse, ir ten įvyko policininkų užpuolimai Lietuvos, vieni ten kriminaliniai, bet visi sakydavo vis tiek, kad čia Lenkai, kitur buvo tų nacionalistinių kažkokių, tai tų kibirkščių daug buvo. Ir ar jos būtų išsisprendę ar ne, neaišku, čia jau spėlionė. Bet
Smetonos galiausiai buvo suplanuota. Birželio pabaigoje, 40 metų, Antanas Smetona atvyksta į Vilnių, visa programa yra išlikusi, vėliau esu radęs net kaip stalas turėjo būti sukaltas, prie kurio rotušiai turėjo visi susėsti. Programa tokia atsargi, susitikimas su žydais, baltarusiais, lenkais, lietuviais, kad tarsi visus bandyt susodinti, kad apsiraminkim visi, čia tokie negražus laikai vyksta kažkaip. Toks, atsargus jo, toks kaip taikintojas. Neaišku, kaip ten būtų pavykę. Tai vat. Jo. Vienas iš aspektų, kas irgi buvo, tarkim, man naujai atsiskleidė, kalbant apie tą patį Vilnių, tai kad sovietai buvo gan nemažai išplėšę Vilnių ir tie patys Lenkai iš dalies visai džiaugiasi pradžioj, kad tai lietuviam ateis, nes galvoja, kad vis tiek čia sostinė, tai gal atkurs gerovę krašte ir pasirūpins. Kaip atrodė tas Vilnius prieš pat perimant Lietuvai? Tokio detalaus žvilgsnio aš čia nepateikiu, bet akivaizdu, kad tas kelias savaitės buvo plėšta neprastai. Tiek įvairios parduotuvės, tiek įmonės, fabrikai apiplėšti. Dėl to apskritai apsunko gyvenimas pačiam mieste, nes verslininkai ar vidutiniai, ar prastesni apskritai pradėjo viską slėpti, parduotuvės uždarinėti, kad neišneštų nieko. Ir nepasitikėjimas tapo didžiulis ir didesnis dalykas įvyko, kad tarpukario Vilniuje, tame lenkiškam Vilniuje, vis laik buvo įtampų tarp Lenkų ir Žydų bendruomenių. Didžiulės, ten prasiverždavo ypač iš Lenkų pusės. Tai po šitų kelių savaičių šita įtampa tiek išaugo, kad ten prasidėjo tik Lietuvos valdžia įžengė ten, toks kaip ir tarpuvaldis tarsi, tai riaušės prasidėjo antižydiškos Vilniuje. Tai reiškia, šitos įtampos tiek išaugo, tiek bendruomenės buvo ir taip, kurios taip sunkiai sugyveno, bet kažkaip sugyveno, dar supriešintos kažkaip, kad ten, kai įžengė Lietuvos valdžia, toks buvo nemenkas chaosas pačiame, bet bent jau pradžiai pavyko viską stabilizuoti gana efektyviai, sakyčiau. Kaip manot, visgi Lietuva tiesiog buvo auka ir visiškai neturėjo šansų išlikti, ar tam tikros vidinės problemos, kad jinai nebuvo demokratinė, taip toliau užkodavo, kad jin buvo per silpna ir atsitikus tam tikroms sąlygoms žlugo? Ar galėjo būti alternatyvi Lietuvos istorija? Milijono vertės klausimas. Bet jeigu reikėtų taip sugraduoti kažkokius atsakymus, tai pirmas esminis atsakymas yra išorės agresija. Ir pagrindinis. Ta prasme, jeigu sudėliotumėm iš 100%, kodėl Lietuva žlugo, tai 95% yra išorės agresija. Dabar tuos 5% mes galim dėlioti visaip ten. Demokratija, nedemokratija, kariuomenės stiprumas, užsienio politika ir panašiai. Jie tiek ir lemia ten savo procentuose kažkas. Tai akivaizdu, kad klimatas politinis nebuvo geras, aplink Smetonos valdžią vis tiek ten buvo prilipę visokių prisitaikėlių, karjeristų, kurie kažkaip sugebėjo prisitrinti, gal ne pačių geriausių specialistų. Opozicija aštriai kritikavusi irgi gal kartais naiviai galvojo, kad jeigu pavyks nuversti Smetoną, kad ir čia su maištyje prie sovietų, gal čia jo neliks, bet Lietuva liks. Tai čia yra to politinio neveikimo, tokio atviro, ne dėl tos opozicijos kaltės pasiekmė tam tikra. Bet visa tai, nepaisant to, niekaip būtų neįtakoja pačios okupacijos. Lietuva gana ir šiaip nemažai padarė, kad atitolinti šitą datą ir negalima sakyti, kad pasyviai stebėjo ir laukė atsisėdusi ant kelmo, jeigu tokią metaforą pavaizduoti ir dabar, kas bus, tas bus, laukiam.
Nu tai nuo rugsėjo mėnesio daug, kiek mes galim pokyčių ir sprendimų, kiek buvo priimta, pavyzdžiui, Vokietijos pasiūlymas žygiuoti į Vilnių, reikėjo spręsti į tų pačių bazių ir Vilniaus klausimą, neutralumo klausimą ir panašiai. Tai tų sprendimų visokių nuvyko ir nepavydžiu to meto sprendėjams jų, kaip pasakyti, Prigulusio svorio? Čia kitas gal klausimas labiau Lietuvoje yra, kad mums taip tarsi akmuo nusiristų, jeigu būtų kažkur pašaudę gerai Lietuvos kariuomenė, tas pasipriešinimas kažkoks įvykęs. Tai man atrodo, net mes to klausimo dabar nekeltumėm. Bet dėl šito gal ir kažkiek gaila, kad toj situacijai kažkaip nepavyko ir vis dėlto įsitraukė, patikėjo visi tuo spektakliu, tokiu super spektaklių, labai įdomių spektaklių. Praeitoje laidoje, kai kalbinau Joną Vytautą Žuką, buvusi kariuomenės vadas, sako, kariuomenės kūrimo pradžioje, dar kai ir kariai buvo Rusijos neišvesti, dar viską irgi galėjo būti. Sako, mes bent jau norėjom, jeigu jau neturėsim su ko, bent su pagaliais, bet tai, kad įvyktų pasipriešinimas. Kas iš esmės karinių atžvilgių reikštų visiškas skerdynės. Bet valios nieko išreiška. nereikštų, bet jo valia, ten simbolika ir visa kita. Tai taip, suprantama. Po šaunaus pokalbio su istoriku Norbertu Černiausku norėtume pakalbinti ir Kalvių bibliotekos sielą Irutę Mačiulevičienę. Gerai jūs matyti, gera, kad dalyvaujate mūsų tinklalaidėje. Tai kaip gyvena Kalvių biblioteka ir kaip jums tas 90-metis? Kalvių biblioteka gyvena gerai, o šventės reikia švęsti, ir 90-metį švenčiam ir prisijungiam gausiais renginiais. Ir Kaišiadoryse dalyvaujam ir pas save ne tik Kalviuose, bet visur ir aplinkui stengiamės ir prisijungti, kiek galim. Mūsų, pavyzdžiui, yra Kruonio seniūnijos bibliotekos 3. Kalviai, Vilūnai ir Kruonis. Tai mes labai viena kita džiaugiamės, padedam viena kitom ir renginiuose stengiamės dalyvauti ir vykti į Kaišiadorių viešosios bibliotekos renginius. Ir tiesiog bendrystę kartu darom. Žmona pasakoja, kad per Kalėdas kartu darėt vainikus. O tai kartu darėm, matot, kartu darėm vainikus ir kada žmona pasikviesiu, duoną pamokinsiu kepti, nes jinai žadėjo tada, kad atvažiuos pas mane duonos mokintis kepti. Tai va, tai šitą. O pati aš Kalvių bibliotekoje dirbu jau labai daug, 28 metai, beveik pusę amžiaus aš čia dirbu. Ir kaip pasikeitė biblioteka per tą laiką? Pasikeitė. Apie gyvenimo būdą. Taip, žinot, aš jau užauginau kartas, kur atėjau, tai čia buvau ir dabar šiuo metu ir socialinė darbuotoja, ir mokytoja, ir vaikų prižiūrėtoja, mamytė atneša, numeta vaiką. Tu pažiūrėsi, nes man reikia išvažiuoti. Žiūrim, auginam. Ir ką, ir ačiū Dievui, dabar užsiauginom. Mamos ateina su tais vaikais. Jau tie vaikai ateina su savo vaikais, nors nesmagu, faina, žinokit. Aš pati esu, labai mėgstu žmonės, labai mėgstu bendrauti. Žmonės jūs myli, tikrai su Kalviu. Aš taip galvoju, kaip pati bendrauji, tai taip ir tau atsako. Tai jeigu tu myli žmonės, tada irgi žmonės myli. Vienas iš dalykų, kur jaučiasi, kad tikrai žmonės jūs labai myli, tai kaip jums pavyksta pritraukti žiūrovus, dalyvius į tokias knygų pristatymus, kaip kad šiandien vyko, nes pamenu istoriją su Tomo Taškausko, atrodė, kad bus katastrofa, nes 15 valandą knygos pristatymas, darbo dieną, žmonės kaip ir tikrai nuoširdžiai negali. Taip. Ir ateini ir kokį 15 žmonių ir tokia nuostabi atmosfera. Ir supranti, kad atmosfera iš bibliotekos kolektyvo pirmiausia kyla. Išgebėjom patraukti žmogų. Žinokit, aš jau užaugusi, aš visus pažįstu labai gerai, mane irgi gerai pažįsta. Va, naujakuriai, šiandien pirmą kartą aš pas juos nuvažiavau, žinokit, ir sakau, šiandien renginys pas mumis. Ateikit, sakau, pasižiūrėsit, kas vyksta kaimo bibliotekoje, jie tik prieš mėnesį atsikraustė. Gal žinot iš kur? Ir Raseinių gimtinė, iš Raseinių gyveno Kaune.
o dabar dirba per nuotolį Vilniui. Ir čia gyvena, jam tai pasisekė, jie labai gerai renovuotą namą nusipirko čia Kalvės ir sakė, vau, kaip mums čia smagu, kaip patinka, o mes labai džiaugiamės. Ir jau naujakurių Kalvėse, žinokit, jau yra tikrai nemažai. Ir jaunų šeimų, bet vat ir vieni grįžo ir sakau, ateikit, mes pavargę, bet sakau, ten mes neduosim nei malkų skaldyti, nei ką. Aš noriu tiesiog, kad susipažintumėt su mūsų bendruomenė, kad per bendravimą, per tą bendrystę ir jūs pažinsit mus. Nu ir kažkaip važiuojau netėjo. Tai aš pati stengiausi būti gera žmonėm, tada žmonės ir man atiduoda save. Labai šaunu, kad jūs taip pakviečiat naujakurius dalyvauti. Taip. Nes tada truputėlį labiau pasijunti bendruomenę, truputėlį labiau savininku šitos bendruomenės. Taip, ir tada meilės irgi daugėja. Aš žinokit, tokia istorija buvo. Irgi naujakuriai ir aš jau susiradau juos, pradėjau skambinėti jam, kad biblioteka yra, prašome biblioteką ateiti į retro kolektyvą pritraukėm, dainuot atėjo. Ir prieš naujus metus skambina man jos mama. Skambina, sako, aš noriu į biblioteką. Prašom, sakau, tik ateikit, sakau, kavos išgersim. Ai, atėjo su dovanėlė, žinokit, ir jinai nuverkėm abidvi, jinai taip dėkojo, kad aš juos įtraukiau į mūsų bendruomenę. Jie sako, atvažiavo, jie sako, tai bijojo, sako, mama atrodo, kad čia taip visi mandri tokie ir taip, o sako, kaip tu šiltai juos priėmei, kaip tu įtraukiai. Tai ar nemalonu? Tai suteikia prasme. Tai suteikia prasme, žinokit. O prasme dar geriau už pinigus pamotyvuoja. O tai nematuojamas dalykas. Tai va, tai labai džiaugiuosi, žinokit, ir biblioteka, biški skaitytojų tai sumažėja, tai vėl sugrįžta, biški čia buvo, pagadino kompiuteriai tie, pagadino telefonai, kadangi mokyklos nėra, tai dabar su moksleiviais man biški sunkiau, bet renginius tai pasikviečiam, atvažiuoja iš Kruonio darželio, iš gimnazijos. Ir nuskaitomumas vaikams gal ir sumažėjęs, bet sugrįžta senjorai, sugrįžta stipriai senjorai ir jau jiem, kur anksčiau sakė, ai tai skaitau kompiuteriai, o dabar jau jiem įdomiau knygą paimti, pauostyti naujus dažus, pamatyti, kuom kvepia. Jūsų optimizmas tikrai žavi, bet daugelį žmonių, kai pagalvoja apie Kalves, dar labiau žavi ežeras. Ar jaučiat sezoniškumą, kad Kalvė yra tam tikra Kaišiadorių vasaros sostinė? Tikrai taip. Tikrai taip. Ir labai norim dabar pasidžiaugti, nežinau kaip bus, bet labai savivaldybė stengiasi padėti ir labai norim atkurti naujai mes tą paplūdimį savo, ne savo. Svečiam. Nes, kaip sako, kai bažnyčia arti, tai Dievas toli, tai taip kaip ir mes. Vasarą mes prie to ežero neturim laiko, bet mes džiaugiamės, kad atvažiuoja, o atvažiuoja gausiai. Gausiai ir iš visos Lietuvos, galima sakyti. Ir žymių žmonių atvažiuoja, ir ponas sakė, atvažiuoja dažnai su šeima. Tai tad prašom, kviečiam. Labai gaila, kad neįspręstas klausimas dėl mašinų stovėjimo, bet aš tikiuosi, kad įspręsim. Mes su žmona irgi mėgstam apsilankyti. Prašom, paskambykit, kavos išgersim kartu. Tai ačiū Irutė už trykštančią energiją, už tai, kad parodėt, kaip atgyja, kaip keičiasi Kalviai ir kartu auga su Kaišiadorių kraštu. Labai gerai, kad čia kūrėsi naujakuriai. Taip, labai džiaugiuosi. Nuoširdžiai tikiu vieną idėją, galbūt mane kas nors pavadins romantikų, beviltiškų, bet aš manau, kad Lietuva gali išlikti tik turėdama stiprius regionus strateginėse vietose, kur tokie naujakuriai kaip šiandien mūsų renginėje dalyvauja, gali ateiti, kurti, gyventi čia, gausinti šeimą, susilaukti vaikų ir turėti puikią gyvenimo kokybę, kartu derinant gamtą, laisvalaikį ir ne taip toli nuo čia esančius didmiesčius. Taip, ačiū. O tom pačiu labai noriu padėkoti jums, Audriau, kad tikrai atvežat jūs tokius mums gerus rašytojus, kur mes neįpirktume nei už pinigus, nei už ką, nežinau. Ačiū labai, Audri, kad bendradarbiaujam, draugaujam. Ir tikrai tęsim. Tęsim. Ačiū.
Ačiū.